Kągi, sveiki sugrįžę iš... O Jėzau, atsiprašau. Išgąstinau šunį savo rėkimu. Sveiki sugrįžę į Šrinagarą, esantį Džamų ir Kašmyro provincijai, Indijos šiauriai. Einam, pasižiūrėsim, kur aš čia atsibašiau. Pašmirinėsim, patipinėsim. Apie kągi čia tas Šrinagaras. Oras geras. Naktį buvo vėsoka, bet po 2 dekiais užsikasiau su bliuzonu, su koinėm, tai normaliai. Marokė šalčiau buvo negu čia. Spėgliuotos velošio netrūksta šitą miestą tikrai ir apsaugos. Yes, my friend, you go boat ride 1 hour, different best price. Interest of Dal Lake, where are you from? How are you? Hey, ben gelijk naar bro, kijk eens van hem. Man čia atrodo, kad aš esu kažkokiam, nežinau, Afganistane, Pakistane. Nežinau, nors aš net nebuvęs, bet čia visai ne Indija. Bet tai tik įrodo, kokia Indija įvairi yra, visokia, tokia, kokią galvojat ir priešinga, ir dar kitokia. Čia skaniai atrodo. Kažkokia graikinių riešutų kepyklėlė, tokius kepa pyragaičius. Išsivežiau, sakė, be kvietinių miltų, graikinių riešutų miltų, riešutai, kiaušinis, dar kažkas. Geras. Tikėjausi, kad bus labai saldu, bet labai normaliai. Ir biškį tokia turi, kaip morengas pas mus būna iš baltymo kiaušinio maros ant viršaus ir riešutų bile kiek. Jeigu čia modernus, tai norėčiau pamatyti nemodernų vairavimo institutą tada, kokios ten mašinos. Gal tokios, kaip vakar mane vežė taksas.
tokio dydžio šunys, dėl irgi ten bilia kaip nusipenėję gatvės šunys. Naminiai šunys taip negyvena pas mus taip gerai. Neatrodo jie labai laimingi tokie, dažniausiai guli miega arba nusiminę, tai nežinau. Bet bent jau pavalgė. Čia kažkas šitą miestą negerai su mapsais. Norėjau nueiti tokią ajurvedinę vaistinę, ten buvau įsisaugojęs. Nueinu tiksliai tą vietą, nieko panašaus, pasižiūriu nuotraukos, net ne taip atrodo. Bandžiu pagal adresą rasti, nieko nerandu. Nu gerai, einu toliau. Bankomatą nusistačiau, nežiūriu, kad gryniai pabaiga. Ateinu čia, nieko panašaus, klausinėjau vietinių, rodau nuotraukos, kur čia tas bankas, žiūri ten. Ai, tai ten už tilto, iš kur aš atėjau, nors ten nebuvo nieko. Vėl dar vieną paklausiau. Sako, ne čia jisai. Nesuprantu. Būna, kad pasitaiko ten, nežinau, vienas objektas, bet dabar man 2 iš 2 visiškai net ne į temą atrodo, kad net pagal nuotrauką žiūriu, aš matau, kad čia net ne ta gatvė, taip atrodo. Nu, jeigu dar vienas taip bus, tai net reiks nebežiūrėti žemėlapius, tiesiog eiti maždaug. Čia mamai. Priėjau dar vieną ajurvedinę vaistinę, kur buvau pasižymėjęs, tai irgi nieko panašaus. Bet užtat yra bankomatas, kuris net nepažymėtas žemėlapiu. Šitas geriausiai duoda pinigų. Nežinau, čia reiks grįžti prie popierinių žemėlapių, kaip aklai vištai vaikščiot gal. 3 iš 3, ką pasižymėjęs, nieko nėra ir o ko nepasižymėjęs, tai vat yra. Bent jau nusimsiu pinigų sėkmingai tikrai šitam SBI. Šiaip čia kai kurie architektūra, kaip pavyzdžiui šitas, tai primena, nežinau, Vokietiją, Olandiją, kažkokia. Nemažai tokių pastatų yra senų. Šitas irgi biškė. Kai čia burekas didumo. Urmo bazės čia burekai, tegu eina į pavėsį, pažiūrėk, kokia čia didumo. Šiaip šeimininkas mano valties, namų valties, kur gyvenu, sakė, kad dabar visi vaisiai čia atvežti yra ir daržovės dauguma, nes čia žiema buvo ką tik. Realiai prasidėjo tik spalio mėnesį, rugsėjo spalio, vietiniai dalykėliai.
Sakau, kodėl tokios papajos ir arbūzai dideli čia pas jumis. Tai sako, nes prinjektuoti gerai dėl to. Logiška, logiška. Ant trumpo pavadžio pririštas blemba. Man iš pakelionės biškai atliko vaisių, pagedo ir lupynų visokių, tai galvoju, reikia realizuoti, kad jau čia ožkų ir avių kraštas. Oi, gerą užkelį. Kuo žinomas Kašmyras? Kašmyro Vilna. Man šiandien pasakoja šeimininkas, kad ta Vilna yra įmama iš avių čia būtent po kaklu, kur būna auga. Tai ten jos nėra labai daug. Už tai brangia. Sakė, čia mieste gan sunku nusipirkti tikros, nes labai daug kas skiedžia, bet parduoda kaip gryną. Arba iš viso ten būna paprasta Vilna. Nes šiaip paprastas žmogelis neatskirsi ten tos jau tikrosios Kašmyro Vilnos, kur čia iš po kaklės nuo tiesiog Vilnos. Bet sakė, jeigu norėsiu, nuves pas šeimą, kur gamina namie viską, ten šalikus, kepūrės, kažką tais. Pasižiūrėt, kaip daro ir nusipirkt net gal, nežinau. Kai sakiau, kad nieko nežinau, kas čia yra šito mieste, Šrinagaro, tai gal šiek tiek truputį melavau. Nes prieš maždaug 4 mėnesius pamačiau tokį video, įdomų dokumentinį apie Jėzų Kristų, kur jisai buvo nuo 12 metų iki 30, nes jokių kažkokių tais duomenų nėra. Jis berniukas ir paskui sugrįžta 30 metų, jau ten daro stebuklus visokius, gydo žmonės ir renka sekėjus. Ir tame video buvo pateikta labai įdomi teorija, kad tuos 18 metų nuo 12 iki 30 Jėzus praleido kažkur čia Himalajose, manoma, kad Tibete labiau, nes yra keli vienuolynai, kurie turi ten 1000 metų senumo rankšluosčius, kur būtent rašoma apie tokį berniuką atklydusi, kuris ten praleido būtent 18 metų. Ir čia tik tais konspiracijos teorija arba šiaip teorija, viskas galimai vyko. Ir tada dar labiau pradėjau domėtis šitą teoriją, ar čia gali būti tiesa, ir galiausiai atklydau iki to, kad po nukryžiavimo, kai buvo Jėzus 33 metų, jisai nemirė, o su pagalba jam pavyko pabėgti atgal ir jis būtent baigė savo gyvenimą ne kažkur kitur, o Indijai, netoliese čia. Tai irgi byloja daug raštų ir patys netgi musulmonai labai aršiai tikinėjo, kad būtent Jėzus ne kur kitur buvo po nukryžiavimo, bet gyvena čia, gyveno kažkur apie 150 dar metų. Ir galiausiai baigė savo gyvenimą čia, visai netoli Šrinagaro miesto, o kai buvo atrastas jo kapas, jis galiausiai buvo perkeltas į čia esančią tokią šventyklą, kaip katakomba, šventiklėlę, kuri vadinas Rozabal. Tai aš tą Rozabal buvau pasižymėjęs šitą miestą.
kaip tokį objektą galimai aplankyti kažkada tais ir jis dabar vat čia vat priešais mane. Ir šita vieta nėra kažkokia sukomercinta padaryta, čia Jėzus Kristus palaidotas, atvykit, kaip tik čia vos keli turistai turbūt per dieną ateina ir į vidų patekti negali, jokių bilietų nėra, tiesiog gali pasižiūrėti į tą katakombą, kur galimai yra Jėzaus kūnas. Ir kas yra įdomiausia, kad karstas žiūri į vakarus ir rytus, kas yra pagal žydų laidojimo tradicijas. Nes jeigu čia būtų palaidotas kažkoks musulmonas, tai žiūrėtų tada į pietus ir šiaurę, atvirkščiai būtų nukreiptas. Ir va čia parašyta Nazrat Juza Asif šventykla. Tai Juza Asif įvairiai verčiamas kaip gydytojas, kažkoks šventasis iš vakarų, kas būtent tapatinama su Jėzumi. Ir dar įdomus dalykas, kad šventyklos viduj yra pėdų įspaudai į akmenis padaryti, kuriuose yra tiesiog žymės nuo, lyg būtų vinių įkalimai, žaizdos. Tokia galima teorija, kad galbūt Jėzus po nukryžiavimo nemirė, o iškeliavo dar į Indiją, kur baigė savo dienas ir galiausiai atgulė čia, Kašmyro valstijoje Šrinagare. Atgulė tai netoli čia kažkur, bet paskui jo kūnas buvo čia perkeltas. Tai va tie, kas esate tokie tikri katalikai, stiprus, tai neįsižėsit. Žinau, kad dažnai religiniai žmonės labai tiki tik taip, kaip ten parašyta kažkur ir ne kitaip, ir jokios kitos teorijos negali būti. Tai kad ir kur Jėzus mirė, kad ir kur palaidotas, nekeičia konteksto, koks buvo tas Jėzus istoriniam kontekste. Gaila, kad negalima pakliūti vidų, tik kartą į mėnesį tai daro 13 dieną, bet pagal musulmonų kalendorių tai žiūrėjau, kad balandžio 1 nors buvo atidaryta, dabar dar balandžio paskutiem dienom, ten sudėtingai, tai vidų nepakliūsiu. Ir jeigu nepamiršiu, tai į aprašymą video įdėsiu kažkokių tai šaltinių, jeigu kam įdomu pasiskaityti ar pasižiūrėti, kas angliškai supranta, gal ir lietuviškai kažką rasiu apie šitą Jėzaus Indijoje teoriją. Šiaip Indijoje apsimoka pirkti varinius visokius indus, įrankius, kokybiški ir gera kaina. Žiūriu, kad čia nemažai parduotuvių yra. Norėčiau nusipirkti, pernai parsivežiau gertuvę, varinę. Dar norėčiau kaip puodelį parsivežti, kokią lėkštę. Tokia vat varinė taurė, beveik 8 eurai. Aš noriu puodelę. Puodelis 6 eurai beveik. Per daug jau gražus. Noriu tokia ne iki galo apdirbto. Tai va, turim tokį varinį puodelį iš juodojo vario. Sakė, čia naudingiausias sveikatai tas juodas, nes skyrės jie dar ten kažko. Ir 6 šaukšteliai variniai. Už viską 1000. Tai 9 eurai su kapeikom.
Šiaip nepigiai tie variniai podeliai, nes aš pernai gertuvę pirkau gal už 1000, bet jau tokia brangesnė ir gertuvė, čia podelis. Tik tai 700, bet aš kelis apėjau ir visur tos pačios kainos. Dar vieną užsuksiu. Nu, vat ateini kitur ir randi dar fainesnių čia su rankenas, iš šiaudelio varinio 800. Šiaip tai pasimčiau ir šitą, nes svorio atžvilgiu tai turiu vietos, bet vietos atžvilgiu tai neturiu vietos, nes kuprinę pritrombuoju ir ten 17 kg gal pritrombuota sveria, kai gali 23 kokius kilogramus, bet fiziškai net. Šiaipgi anksčiau vamzdžiai, vandentikio būdavo beveik visur variniai, dabar visur plasmasiniai. Indai irgi daug pas ką būdavo variniai. Dabar, gerai, keramikiniai dabar, bet iš vario tu gali gauti daugiau naudos. Kiek domėjos, tai žemė irgi jau nebelabai duoda to vario, kad pasimtume iš daržovių, vaisių ir mėsos. Tai reikia grąžinti įrankius, indus. Gal net kažkas ir vamzdžius gali įsidėti. Aš jaučiu, vamzdžius varinius dabar susidėti kainuotų brangiai. Nu, būnant tokiam musulmoniškam krašte, neaplankyti bent vienos mečetės būtų nuodėminga. Tai užeiname vieną, jeigu įleis, čia nežinau, kokios čia taisyklės. Tokia medinė pusiau. Įeinant į bendras tualeto patalpas irgi turi nusiaut batus, nes šventas, bet gerai, kad yra šlepetės įeinant jau į kabiną, nes jie mėgsta prilaistyti čia, kai maudos, tas rūras savo, kai maudo, tai čia viskas plaukia. Bet ką visi galėtume pasimti iš musulmonų, tai tą pareigingą meldimąsi, nes tas meldimasis, manau, prilygsta jam kaip meditacija. Meditacija tai visiems nauda, bet kokia jos forma. Kartais užtenka tiesiog atsisėsti ir pasėdėti. Be telefono, be televizoriaus, be knygos, be žurnalo, be maisto tiesiog. Ar su Dievu pabūti, jeigu nėra to Dievo, tai su savim pabūti, bet truputį pravedint protą. Be stimulacijų visokių. Čia atrodo, kad degtų, taip degtų, kad ir Alachas neišgelbėtų užpakalio.
Blemba, čia tiek jos kūno atidengia tos manikėnės, nežinau, ar čia islamiškam krašte gražu tiek rodyt plaukų ir odos. Drąsu savo kompaniją pavadinti užpakalio maistai, bet paėję, nes pasiėmė moliūgų sėklų. Kol vaikščiau po parduotuvę ir net kai jau atsistojau į eilę apsimokėti, visą laiką mane akylai stebėjo toks, nežinau, tam pasamdytas juodukas, bachurėlis ir tiesiog taip žiūri viską, ką aš darau. Įdomus laikai. Esi Indijai ir parduotuviai tave stebi. Juodaodis, kad neapsivoktum, kai perki moliūgų sėklas, kurias pagamino kompanija pavadinimu Užpakalio maistas. Įsikviečiau taksą, biškį pakirto kojas, aš pat pratęs vaikščiot. Nueinu kažkur 3 geras valandas be perstojo. Čia buvo senoji miesto dalis, o dabar važiuosim į naują miesto dalį. Hello. Yes, bridge. I'm waiting at the bridge. Hello. Kažkodėl įsikvieti taksą per programėlę, viską rodo, skambina, kur tu esi, tai ten, kur rodo programėlę. Kur tu esi, tai kur rodo programėlę, ką aš žinau, kaip tu apibūdint prie tilto esu. Aš nesuprantu jų, dabar jis ten kažkur sustojęs už 1,5 kilometro. Tipo, žiūrėk žemėlapį ir atves tave, kur aš esu, kur tu esi. Jie nemoka tiesiog žemėlapį atrodo naudotis, nors čia jaunas bičias atrodo iš nuotraukos ir iš balso. Kažkokia atrofija vis tiek vyksta, nežinau. Gerai, baigiau bambėt. Kažkaip atvažiuos, ne jisai tai kitas. Ai. Laikus ir atvarau čia ant karuselių paskui. Pagaliau iš 3 kartą radau ajurvedinę vaistinę. Žmonės klausia, ką ten to Indijoje galima gero nusipirkti, tai varinių indų visokių įrankių ir dar šiladžito, čia kuris išgaunamas iš Himalajų kalnų. Tai norėjau kažkokią nekomercinę, susiradau čia tą vaistinę. Tos vaistinės savininkas savo neturi sukūręs, kur pats gamina. Šiladžitas lietuviškai mumijus, dabar reklamuojama čia visur išverstas mumijus, čia iš rusų noros kalbos, nes ir Rusija irgi ten gali išgauti iš kažkurių kalnų. O ką jis darant, tai, ką žinau, pasiskaitykit viską, ten derva tokia senų, supuvusio augalų 1000 metų senumo tiesiog išgaunama. Ir čia 30 ml kainavo 11 eurų, tai šiaip tai geras dylas, nes man rodos prieš 2 metus Rišikeše pirkau 10 ml, mokėjau apie 10 eurų. Ir jo labai nedaug reikia. Pavartoji kažkur mėnesį, paskui pertrauką darai ilgą ir paskui vėl gali vartoti. Dar vienas geras dalykas atkeliavęs iš Indijos, tai trifala.
Pas mus irgi galima nusipirkti trifalas lengvai. Čia 3, gerai pamenu, žalelės sumaltos. Visiems gyvenimo atvejams, visoms negandoms, kad nieks neimtų. Nors ir sekmadienis, bet pamatysim pilną potencialą miesto. Į kažkokį jau turgų čia įsisuku po biškį. Yeah, only for women, yes. So what does it mean from Kashmiri chicken? Yeah, Kashmiri chicken, yes, right. It's a nice attire over here. Tas moteriškas kostiumėlis vadinasi chicken, višta. Aš jokių prielaidų nedarau, tiesiog taip vadina, sakė chicken. Kvietiniai miltai iš Kašmyro kalbos irgi out išsiverčiau, kas angliškai yra avižos, tai čia toks šiek tiek disonansai kalbos. आपको किस लिए है? ये खाने को लगता है, थाली लगा के खाने को। Okay. Thank you. Thank you. Dastarkhan. It's a sheet where it's a sheet on which To serve food? when we are doing dinner, we Yeah, put it on the surface. On the table. Yeah. Not on table, but on the surface. We are not eating here on table. Jau on the ground. Yeah. Tai nežinau, ką čia nusipirkau už 100 rupių, už eurą. Bet paaiškina vaikinukas, kad čia staltiese, kur vakarienę serviruoja ant grindų šitą patėse ir deda maistą. Šiaip gražus atrodė, iš deduko norėjau nusipirkti kažką tokio. Aš galvoju, čia koks dekis. Pasirodo maistinį, tai naudosiu maistį tada. Nežinau, kad į čia nemas tokias maikės siūna. Labai paprašė jisai, kad nupaveiksluočiau jį. Nupaveikslavau. Oi, čia tas turgus tai nesibaigia. Čia negalvojate, kad skandžiuos, man nesibaigiantis turgus tai yra... Man patinka, mano stichija. Nu ką, pasisveriam už 10 rupijų. This is start. 80. No. You go thoda up. It's 90. 90? Look now. Okay. 90. 90 sveriu su maišu ir rūbais. Ten maišas kokie 2 kilai yra tikrai. Oh, thank you. Thank you. Jeigu ir nori darbo, tai vis laik susirasit. Pasistato svarstyklės ir sveria žmonės. Marok irgi tas buvo. Po Šrilankos jau biškį maikių švarių ir sveikų nedėmėtų nebeturiu, tai va. Medvilninė balta maikė, 60 rupijų, 50 keli centai. Galima vieną kartą užsidėti ir mes negaila. Bet manau, kad
Daugiau užsidėsiu, kur ne vieną. Zara pagaminta Portugalijai, parduodama Indijoje. Zara, How much? 350. 3 su kapeikom už marškinėlius. Padėlkinus, aišku. Ta H&M maikė eitų gerai su šitą knygą kartu. Kurią imt? Kai centų skyrius pasitaiko piniginiai, tai reikia pirkti. Puma, tai ne. Na, įsivažiuoju, piniginę tokią išsirinkau. 100 pam, euras kem. Tokia zomšinė. Svarbiausia yra centams susidėti. Šiaip kas pametat, kas žiūrėjot iš Maroko video, ten kur nusipirkau odinę piniginę irgi už 100 centų. Tai aš Šri Lankai drožiau 3 mėnesius, bet galiausiai suplyšo užtrauktukas, tai išleidau į pensiją. Kiek čia iksų? Turgus jau įgauna nesustabdomą pagreitį. Liemenę. 200 pam rūpijų. 2 eurais su centais. Nesakykit, faina. Faina. Man reikia kuo daugiau kišenių turėti. Man patinka daiktus dėti kišenės. Lucas, 100, 100 rupees. Country's name. Country's name? Country. Lituanija. Lithuania. Country. Šiaip tai rakinių reikia, nes jau sulaužyti visi, kurie buvo šitoj kelioniai, bet nepatinka čia. Nepirkit šitų vaikams, čia yra demono šitie išrasti velnio vaisiai. Šiaip tai man patinka šitas turgus, savo turgaus reitingą vertinčiau kokiu 9. Su pirma, tai nieks nekvečia čia tavęs, nepešia kainų bilia kokių. Toks vietinis turgus, normalios kainos, padėvėtų rūbų, padėlkų, visko yra. Nesijaučiu išskirtas. Tai rekomenduoju, jeigu būsit Šrinagarė, tai šitą turgų, nežinau, kur iš čia yra. Kažkur, kur pypsina, ieškokit labai, tai maždaug ten. Firako kvepalai, 50 rūpijų. Geras kvapas, pauostykit. Geras, toks gaivus, malonus. Pasėmiau čajaus paragaut ir dar įprūdino, tiesiog pavaišinau kažkokiu riebalingų, nežinau, kas čia kažkokie gabalai riebaluose ir tešlai virti. Taip ir padavė, tiesiog jisai į savo ranką į mano ranką. Kur tie šuneliai, kai reikia? Šiaip tai ir čajų vertinčiau stiprų 9, nes dažniausiai šių negaliu gerti, nes būna šlykščiai persaldinta, net negali nuryt ant kiek cukrus privaryta, bet čia tai toks
cukraus lygmenį vien silpniausių čajų. Tai kol kas šitas turgus tik geryn ir geryn. Hello. Man šeimininkas buvo parekomendavęs restoraną, kur, sako, būtinai turi pavalgyti, čia seniausias vienas mieste tradiciniai patiekalai. Ir aš einu per tą turgų ir žinau, kad kažkur bus ten priekį ir taip sustojau pasižiūrėti ir žiūriu, kad aš prie to restorano sustojau. Tai tikrai jau verta man čia apsilankyti. Nežinau, kas čia po 5 pietvakariai. Čia panašu į didelę okrą. Mačiau gatvėje pardavinė šitos tokius pailgus belia kaip. Cibula. Va, pagūglinu, kas tas nadrų. Tai yra lotuso kotas, stiebas. Ir va tokie va būna dideli. Aš pamačiau šiandien turgų, galvoju, kad kažkokias iltis pardavinėja, nesupratau, tigro iltis. Tai čia yra lotuso stiebų troškinys. Kol kas tai skanu. Ačiū. Geriausia Indijos restorano dalis – pankolės sėklos po maisto. Čia neturiu tiek suvalgau va tiek vat maždaug. Atvirškintų geriau viskas. Ką? Biškį pailsėjau ir tęsiam, žiūrim, kur baigsi šitas turgus, ar nesibaigs niekas. Na kągi, ir toliau tęsim apsipirkinėjimo karštligę su šiomis kelnėmis už 200 rupijų. Reikia miego į kelnių, nes šaltoka čia kaip ir Maroke, o tas, kur Maroke pirkau, tai ten kažkur aš jas ir išmečiau pakeliui. Čia net parašyta, kad yra miego kelnės, sleep pants. O jeigu išgyvens šitą kelionę, tai dar čia galima ir šiaip tokios kelnės, tokios vasarai, kažkur taip lengvai, taip žinot, kažkur prasieiti, taip kažkur neapsikraunant. Bro, what's up? Where are you from? Whoa, too many questions. Yes, bro. Yeah, bro. You want a girlfriend? Talk with that. I am from Poland. Poland? Oh, Yes, jak się masz? Nice You to want meet a you, bro. pink pussy, Nice bro? to meet you. Šiandien jau baigęs pas mane Lietuvos pasakymo ir aiškinimo, kur yra limitas, tai jau dabar aš iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, iš Nigerijos, kas ant liežuvio iš ten ir esu. Ir šviesoforas, ir reguliatorius eismo, bet nesuprantu vis tiek čia taisyklių. Geriausia tiesiog bėgti. Tiesiog bėgi ir kai bus tai. Dažniausiai būna gerai. Žadėjau, kad jeigu surinksiu 5 laikus, eisiu ant karuselių. Surinkau, tai varom. Čia įėjimas 20 rupijų, bet jaučiu paskui dar mokėti atskirai už karuselės reikės. Čia kas arčiau įkišta, tam pirmiau aptarnaus. Čia taip veikia Indijai.
bilietą, kad po 5 sekundžių jį suplėšėtų ir numestų ant žemės, tiesiog praėjimą. Loterija be pralaimėjimo. Čia, man rodos, buvo daugiau mašinų kažkada, tik 2 liko. Kastytis Kerbedis, jeigu dar būtų jaunas ir nebūtų gėręs. Vienam žmogui 80 rupijų, 70 centų maždaug keli. Laivas kaip visą laiką nenuvalia, bet dar man įdomu šitą besikratantį apžvalgos ratą nueit. Kažkaip nešioja biškį tą laivą. Čia va ir gyvena žmonės, kas dirba turbūt. Šitas irgi visai smagus. Galvojau bus neįdomesnis, bet visai čia pasibuoja gerai, kai pagauna greitį. Daug smagiau, jeigu nebeturit kelionių draudimo, jeigu pasibaigia. Tada daug labiau jaudina karuselės. Aš nesuprantu, kiek čia mane sukt, aš jau antrą kartą noriu išlipti, galvoju baigęs. Ne, dar pasidėk dar. Ir vėl suplosiu. Ir paliksiu mane nakčiai. Čia kaip tik man praeit. Kreivas šitas stalas. Reikia 6 sapa.
va atrodo tik 6 taškų reik tam žaislui, bet o 6 surinkti čia tik tais, tai sunku. Nes aš surinkau 20, už 20 nėra jokio prizo. Jie ten gerai apskaičiavę. Oi, tam laivė tai ten belia kaip juokinga buvo. Tos panus, kur prieš tai filmavau, kur ten reikia. Mes sėdėjom tam laivę kartu. Ir vietiniai bičeliai ten belia kaip prieš jas ten bandė maivytis, ten atsistoja tam laivė, ten atsisėdė atvirkščiai vos ne ant galvos. Vidury supimosi įlipa. Kaip povo šokis ten buvo prieš jas. Paskui viena pana sako, mes Instagramo influencerės. Oi, sakau, garbė, man taip nusilenkiau sarkastiškai. Sako, ne, nereikia, viskas gerai, nesilenk. Sarkazmas dar neįdiegtas čia Indijai. Ką, einu link ežero, kviesiu šikarną valtį, kad parplukdytų mane į apartamentus ant vandens. Ir eisiu ilsėtis, tai tiek žinių. Tai va, toksai tas Šrinagaras, Kašmyro provincijai. Kiek parodžiau, tiek parodžiau, nežinau. Turbūt 50% video bus iš turgaus, bet žinot, kas žinot mane, tai žinot. Jeigu aš jau gerą turgų randu, tai lengvai to turgaus nepaleidžiu. O gal jis manęs nepaleidžia tiksliau. Nu, bet ir kaip ir. O mes vis laik susimatom kažkada kažkur ir kažkodėl. Ir aišku, už kažkiek. Ar už tiek pat pigiai kaip Indijai? Abejoju. Abejoju ir pigiau. Gal ir yra, bet bus matyti. Tai tiek. Jai Shri Ram. Ate. Welcome to Kashmir. That is selling with the suit, shawl. Hello, my friend. How you like the trip over here? Good. Where are you from, sir? Jamaica. Very good.